Nu labas, heiteriai. Įkelsiu dar vieną vaizdo įrašą, kurį galite komentuoti, reikšti savo neadekvačias nuomonės. Bus smagu pamatyti jūsų žinutės komentaruose. Tai ką, baiginėjom montuoti gipso kartono plokštes. Realiai visur esam pabaigę. Liko tik lygios lubos. Čia, 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 na ir čia. Ką, parodysiu, ką ir kaip padarėm. Labai įspūdinga židinio zona. Plytelės 1,20 m ant 2,80 m, man atrodo, ar 2,40 m. Labai gražiai atrodo, labai gražiai įsipaišė į šitą vietą. LED užuolaidų nišos. Kaip matot, atlikti darbai gan sąžiningai ir kokybiškai. Visi šitie tokie darbai atima begalės laiko. Supjauta 45, visur tarpeliai, nišoje išfrezuota LED juostai, visur prileista, suleista. Šitas kampas keliantis daugiausiai iššūkių, nes pjaunant į laipsnį atstumas didėja, tai tad šitas ruošinys turi būti platesnis, kad susivestų į patį pats kampukas sueitų gražiai į vieną lygį. Tai daug matavimų, daug čia irgi LED kabeliukai privesti prie pat, kad jų kuo mažiau matytųsi. Bus vienas LEDas čia, vienas LEDas čia ir vienas LEDas eis per visą iki pat galo. Taip pat yra padaryta išfrezavimai ir šitoj vietoj. Taip pat yra išfrezavimas ir per visą ruošinį. Tai šitie va tokie visokie mandri išmąstymai dizainerių kelia mums, kaip darbininkams, kaip statytojams, daug iššūkių juos įgyvendinti. Bet tikrai džiaugiasi mano širdis, matant šitokį rezultatą. Čia bus sieninė spinta, kondicionierius, ten bus virtuvės zona, salelė. Einam pagirsim dar ir plytelių meistrą. Nežinau kaip jums, bet aš neturiu prie ko prikipti. Aišku, nebūčiau aš, jeigu ir neprisikabinčiau, bet kadangi labai šauniai ir greitai ir kokybiškai padaryti visi dalykai, tai kaip aš sakau, prie kiekvieno darbo gali ateiti ir pakrapštyti pirštu. Bet reikia turėti žmogiškumo ir sąžinės tai daryti, nes kai matai, kiek žmogus atiduoda sąžinės ir kai matai, kiek žmogus įdeda darbo, tai tikrai turi būti, nepabijosiu pasakyti to žodžio, lodurius ant šito pasaulio, kad galėtum savo tą sulinkusį pirštą lankstyti ir krapštyti. Nes daug pažįstų žmonių, kurie va tokie yra. Ir tikiuosi, kad man su jais daugiau gyvenime neteks bendrauti ir jų sutikti ant šios žemės paviršiaus. Bet šito meistro darbu tikrai džiaugiamės. Čia buvo suformuota niša
lentynėlė, suformuotas LED apšvietimas, kuris bus montuojamas už snapelio, jungsis ant čia. Dar žinoma trūksta išfugavimo ir išsilikonavimo. Šitoj vietoje yra palikta veidrodžio zonai įklijuoti ir labai gražiai turėtų žiūrėtis. Tada mes turime dar vieną sanmazgą čia, kuris taip pat yra jau pilnai užbaigtas. Supjauta 45. Pakabinami tualetai. Čia taip pat ant viršaus neklijuojam, prie šono neklijuojam, nes čia bus gaminami baldai, kurie, kad pasideda ant plytelės su gražiu tarpeliu, susiveda į vieną plokštumą. Jeigu išklijuosi plytelę ant viršaus, tada matysis plytelės storis. Tai arba 45, jeigu supjausi, matysis 45 siūlė ir tada prasideda baldų plokštė. Tai labai negražu, o tokiu atveju pasideda baldas ant plytelės ir labai gražiai viskas sueina į vieną sienos ilgį. Čia bus vonia. Čia yra šildoma sienelė. Turime lentynėlės, taipogi su LED pašvietimu. Galbūt nesimatys, reikia atsinešti savo jergo. Čia jau yra suformuotos iš plytelių lentynėlės, bet irgi kėlė daug iššūkių plytelių meistrui jas suformuoti ir aš tikiu, kad čia buvo iššūkių jas padaryti, nes kadangi už snapelio mes turim taip pat LED juostą ir visi šitie va tokie, aišku, galėjom daryti, suformuoti lentynėlės ir tada klijuoti LEDą, bet LEDas tada būtų su pirimičkiam ir jungtųsi atskirai, kas dušo zonoje, kur daug vandens. Nepatartina ir nerekomenduojama tokių dalykų burti, klijuoti, lituoti ir panašiai. Tai aš sakiau, kad man turi būti LEDas iš vieno ilgio, nuo pat žemės iki pat viršaus. Tai mes sprendėm daug visokių niuansų, kaip mes galim tai padaryti. Ir išsprendėm, kad iš pradžių sumontuojam LED profilį, priklijuojam ir tada formuojam lentynėlės, išpjaudami, kad LED juosta praeitų iš vieno. Tiek čia, tiek čia, tiek čia, tiek čia. Tai va, ir labai gražu, labai kokybiška ir LEDas bus iš vieno ilgio. Nereikės čia kažkokių tai elektrikams įkišus galvą ten, kur net netelpa ta mūsų, nes čia atstumas nėra labai didelis, lituoti, burti, išsidės dangtelis per visą, iš čia įsikiš dangtelis ir labai gražiai šviesu. Čia mes turime trapo, kuris turi stovėti štai čia. Dar yra visokių klijų. Net nemoku įstatyti. Va taip va. Trapas prileistas prie pat sienos, bet reikės tik prasilikonuoti. Super, gražu. Turime labai aukštas gražias lubas. Bet trūksta špakliavimo dažymo. Ten taip pat turime LED apšvietimus. Galim užlipti, pažiūrėti.
Čia bus tik LED apšvietimai. Ruošinys frezuotas yra iš vieno gipso kartono lapo, be jokių originalių, neoriginalių jungčių. Sukom. Su paskutiniu lopu užsibaigiam. Nuo čia matavom, išfrezavom ir sumontavom. Na ir iš čia vaizdas. Paliksiu jums įvertinti. Man gražu. Čia tiesiog zonos spintoms pasidaryti, daiktams susidėti. Čia taip pat tokia spintų zona, kur tiesiog daiktams sudėti. Na, o čia tiesiog pasidėti minkštą suolą, užsikaisti kavos puoduką ir atsisėdus pailsėti. Nu ką, bandom lipt žemyn. Atrodo, viską parodžiau. Dar vienas objektas eina į pabaigą. Aišku, yra likę lauke užbaigti pakalimą užkalt, skardinti didįjį langą, ten tą langą ir užkalti fasadinės dailylentes. Tai ką, draugai, heiteriai, galit pasireikšti, rašykit savo nuomonės į komentarus, visus perskaitysiu. Na ir įvertinkit savo nuomonę, kaip jums atrodo atlikti darbai. Židinio zona, sakau. Čia bus katilinė, dar mūsų meistrėlis klijuoja, kaip matau, jau baigė klijuoti. Čia stovės katilas, kolektorinė dėžė, židinio kaminas. Nežinau, man tai gražu. Plytelės pripjautos, prileistos su visos siūlės. Elektros skydas, kuris yra likęs dar sujungt. Tai elektrikas atvažiuos, sujungs automatukus. Tai ką, šiandien tiek, šiandien sekmadienis. Visiems palinkėsiu gerų švenčių, artėjančių šventų kalėdų, kūčių, naujųjų metų. Visiems palinkėsiu gerai pailsėti, atšvęsti šventes. Na ir tikriausiai jau susitiksim po naujų metų dar kitame objekte, dar kitais planais, dar su iššūkiais startuosime vėl į naujus metus. Bet ačiū Dievui, kad šitie metai užsibaigs labai tvarkingai ir buhalteriškai. Ir tikiu, kad kiti metai bus dar geresni nei šie. Ir na ką, reikės padaryti visų metų apžvalgą, ką mes per vienerius metus įgyvendinom, kiek mes atidavėm savo darbo, sąžiningumo, pastangų įgyvendinant jūsų norus, jūsų svajones. Na ir susitiksim tikriausiai kitais metais su naujais projektais, su naujom idėjom, su naujais tikslais. Taip kad gerų švenčių ir iki pasimatymo
2025. Iki sekančio, draugai.